Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandien ant mano stalo Boneko oro drėkintuvas. Aš vieną drėkintuvą pirkau Banggood parduotuvėje, bet ten buvo ne drėkintuvas, o kvapų skirstytuvas, taip kad man jisai netiko ir nieko iš to gero neišėjo. Todėl man teko kreiptis į Pigų LT parduotuvę, tai būtent Pigų LT, kurioje radau va štai tokią dėžę, kuri man kainavo 129 eurus. Nežinau, ar tai gera investicija, ar prasta investicija, taip kad realiai viską išpakavau, viską apžiūrėjau ir turėtų man visas šitas dalykas kaip ir pasiteisinti. Taigi, kaip matom, randam patį va tokį va kaušelį kažkokį tai baltą, kurį, kaip suprantu, reikės uždėti ant pačio oro drėkintuvo, iš čia turėtų skleisti kažkokią drėgmę. Va tokio va dydžio va konteineris. Konteineris yra 5,5 litro. Tai yra vandens 5,5 litro, reikia jį prileisti ir jisai tą visą vandenį turi išgarinti ir pas mane turi būti namuose labai drėgna ir viskas gerai. Taip pat tenai viduje, kaip matome, yra filtras, kuris filtruoja tą visą vandenį ir tam, kad nebūtų kažkokių tai kalkių. Į kamerą man viskas absoliučiai netelpa tą, ką aš filmuoju ant stalo, todėl greitų metu viską pamatysite, kaip jisai veikia ir kaip jisai stovi ir kokio jisai yra konkretaus dydžio, nes čia iš tikrųjų numatyti ir dydį neįmanoma. Prie jo yra, kaip matot, instrukcija. Štai matot, kad tai yra U7135 modelis. Taip kad jeigu norėsite pirkti, tai va tokį va modelį aš jums iš principo ir rekomenduosiu. Dabar aš įgarsinu šitą video, pats matau, kad yra, iš vis vaizdas yra kraupus, dėl to, kad niekas absoliučiai netelpa, bet aš jau žinau, kad šitas drėkintuvas yra super ir super dirba ir, realiai, jeigu jums negaila 129 eurų ir jūsų namuose yra labai sausa, tai šitą drėkintuvą būtinai nusipirkit. Va taip jisai atrodo pas mus pastatytas ant stalo, pastatytas blogai, aš va dabar jį įjungsiu ir iš karto pamatysite, koks garas pučiamas tiesiog kaip iš virdulio. Galima nueiti į virtuvę, pasiimti virdulį, užsikaisti ir turėsite va tokį va patį garą, bet čia garas toksai šaltas eina, o ne karštas. O dabar galėsim kaip iš karto pasižiūrėti kokios, dabar mano 34 netgi procentai pas mane drėgnumas. Taip kad aparatas viską nusistato, kad rašo, kad tai yra šiuo metu tai yra 34 procentai ir jisai drėkins man iki nustatytos ribos. Aš tą ribą galiu nustatyti, va čia galiu išjungti, kad būtų ne karštas garas, o šaltas. Galiu nustatyti kaip ir to garo intensyvumą, tai yra, matot, kad jis intensyvesnis gali būti arba mažesnis. Galiu nustatyti, po kiek laiko jisai išsijungs. Galima nustatyti iki 9 valandų atidėjimą, tai 9 valandom. Čia jau galima nustatyti parametrus, iki kiek jisai turi drėkinti procentų. Tai yra, maksimum jisai gali patalpas drėkinti iki 75 procentų. 60 kvadratų patalpa. Kalba apie tai. Taip pat yra automatinis autoslypas, kaip sakoma. Jeigu jisai pasiekia tam tikrą režimą, jisai automatiškai išsijungia ir daugiau nieko nedaro. Pavyzdžiui, 60 procentų pasieks, jisai išsijungs ir daugiau nieko nedarys. Realiai viską išbandėm, viskas labai puikiai veikia ir aš pasakysiu, žinokit, 5 iš 5 ir šitą prekę aš pirkti, jeigu turiu tiek pinigų, rekomenduoju.